How are you today now? Nu ką, turim 24 metus ir turim vėl atšalimą. Nu ir pasižiūrėsim, ką mes šiandien, kaip tas mūsų ledas atrodo. Vėjo kaip ir pastoviai nėra, kažkas plevėsuoja vos, bet taip labai jau silpnai. Nu, sniegelio yra šiek tiek, nedaug, palyginti su praeitų kartų. Pasižiūrėsim, koks tas ledo storis. Matosi, žmonės vaikščioja jau toli. Jau šuniukas bėgioja. Kitas šuniukas va, tam krante, žmogus va kažką kasasi. Mačiau, čiuožinėja jie čia ant šito leduko. Mes pasižiūrėsim, pasiėmėm įrankį. Žiūrėsim, kaip čia tas ledas. Jau. Čia kažkas žiūrėta, daryta. Toj pasižiūrėsim, kaip čia atrodo tas vaizdas. Nu va, marios tai visos užšalę va balta. Čia net ir šito vėjuko kažkiek yra. Plevena. Nėra taip, kad visai jau nebūtų. Pažiūrėsim. Kažkaip šiandien sunkiai eina. Kietas ledas. Nu kiek jau čia, 5 tomai. Sunkiai čia gaunasi kažkaip šitą ir gal atšipo tas įrengimas. Nu, bet čia prie kranto tai jau, nu va, jau vanduo. Nu, tai va, čia to ledo, kiek čia gali būt. Nu va, tiek iki galo, tai čia 15 cm. Bandysim, va, žmonės su pačiūžom va čiuožinėja. Nu, gal reiktų pabandyti ir man pasiėmus pačiūžėlės pačiuožinėti. Ledas va toks va. Nu ką, žinau, suskilinėja aš čia. Pabandom čia gal. Nu žodžiu. Baisiai sunkiai. Žodžiu. Nu, bet čia irgi kažkas 15, gal 10, 12 centimetrų. Tai yra čia to ledo ir sniegelio yra. Situacija graži. Į ties vėjelio šiek tiek. Ir vėjelio šiek tiek yra tokio lengvo. 3-4 metriukai iš rytų pusės. Ką, galima būtų jau ir pabandyti ant šito dangos, va čia to sniego va, momentais yra. Ledas gan lygus. Galima bandyti ir su pačiūžom. Kažkaip tai, nu va tokios naujienėlės čia pas mus iš Svencelės. Kągi. Ir jau bandysim, kai jau susirinksim kažkokią įrangėlę. Bandysim, gal tada jau ir kažkokį geresnį reportažėlį. Tokį su daugiau veiksmelio. Nu, dabar va tiek va naujienėlių.